Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu gan sunkią dėžę. Tai yra dar viena Izvizo naujiena DL05 išmani durų rankena. Tai nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šitą dėžėje. Pirmas dalykas, ką matom, rankenos dar net neišpakavę iš dėžės, kad dėžė yra masyvi. Čia yra visas komplektas reikalingas jūsų egzistuojančią paprastą spyną pakeisti į išmanę. Ką turiu galvoje, sakydamas, kad ši spyna yra išmani, tai ją atidaryti ir pro duris įeiti galim net 5 būdais. Kodu, magnetu, pirštų antspaudų, per programėlę ir fiziniu raktu. Tai tokia spyna yra žymiai pažangesnė technologija nei paprasta spyna, kadangi, kaip pavyzdys, duris atrakinti galit būdamas bet kurioje pasaulio vietoje, kas gali būti patogu daugumai scenarijų, pavyzdžiui, jūsų nuomojamam bute. Galim matyti, kad turim vaikų užraktą, integruotą durų skambutį, IP65 apsaugos klasė, kas reiškia, kad ši spyna yra pritaikyta naudoti lauko sąlygoms. Taip pat ją galima susijęti su Izviz vaizdo stebėjimo kameromis. Taip pat, kaip ir minėjau, turim nuotolinį atrakinimą pasinaudojant programėlę ir realaus laiko pranešimus tiesiai į telefoną. Tai manau metas išpakuoti. Taigi, atidarius dėžę. Taigi, dėžės viduje turim kelis skirtingus dalykus. Gaunam tokį gręžimo šabloną, kuris bus labai naudingas montuojant. Turim pačią spyną, turim montavimo instrukcijas bei vartotojo gidą. Čia turim liežuvėlius, turbūt liežuvėlis vadinamas, nežinau kaip šitas dalykas vadinasi. Tas dalykas, kur montuojasi į durų staktą. Turim raktus, tokius varžtelius, kurie bus reikalingi įsukant į pačias rankenas tam, kad rankenos spyruokliai grįžtų atgal į viršų. Labai svarbus dalykas. Pridėtos 8 2A tipo baterijos. Taip pat turim 2 magnetukus, montavimo varžteliai, toks guminis dangtelis uždengt varžto skylutei. Taip pat turim šį stačiakampį strypelį, kuris reikalingas sujungti abi rankenas ir dar šiek tiek montavimo varžtelių. Na ir turim pačias rankenas. Taigi turim išorinę rankenos dalį ir vidinę rankenos dalį. Galinėje dalyje turim tarpinę, priekinėje dalyje, kaip matot, turim pačias rankenas. Po dangteliu turim vietą, kur dedasi baterijos. Šiai spynai veikti pakanka 4 baterijų ir dar 4 yra kaip rezervinės. Taip pat čia turim reset mygtuką ir apačioje po rankeną turim vaikų užraktą ir papildomą rankinį užraktą. Šone yra garsiakalbis ir kalbant apie išorinę spynos dalį, tai priekį turim piršto antspaudo vietą, viršuje ekrane turim kortelių skaitytuvo vietą, paskambinimo mygtuką ir kai ją prijungiam, turim klaviatūrą, kurios dabar nesimato. Ir išorinį dalį iš šono taip pat turim nedidelį garsiakalbį. Apačioj po dangteliu turim vietą, kur galim įdėti raktą ir atrakinti spyną, jeigu kažkokiu būdu neveikia ne vienas kitas identifikavimo būdas. Ir turim Type-C jungtį, kur galima prijungti powerbanką ir tokiu būdu net dingus maitinimui galim įeiti į namus. Ir šis mažas guminis dangtelis dedasi į čia. Na ir kartu visam komplekte gaunam ir visą spynos mechanizmą. Žinoma, gaunam montavimo varžtelius. Prie spynos kažkodėl gaunam dar vieną tokį patį į staktą montuojamą liežuvėlį. Ir turim tokią spyną. Spynos galas yra toksai, reiškias, yra švelniai uždaromas ir šio liežuvėlio kryptį taip pat galima pakeisti priklausomai pas jūs darys kairinės ar dešininės. Ta padarom šitą svirtelę palenkdami į viršų, tokiu būdu galim išstumti patį užraktą į priekį ir jį apsukti taip, kaip mums patogu. Būtent tokią pat spyną esu sumontavęs pas save namie, tai galiu pasakyti, kad
Produktas veikia puikiai, spyna palaiko iki 50 vartotojų, prie tinklo jungiasi per Wi-Fi, taip pat konfiguracijai naudoja Bluetooth. Taip pat į Bluetooth galima panaudoti ir šios spynos atidarimui, kas reiškia, kad jums priėjus prie šios spynos, jūsų telefonas prisijungs prie jos ir ją atrakins. Tokiu būdu nereikės vesti slaptažodžio, dėti piršto antspaudo ar naudoti kažkurio kito įeigos būdo. Anot gamintojo, šiai spynai tinkamas montuoti durų storis yra nuo 30 iki 110 mm ir jos veikimo temperatūra yra nuo -25 iki + maždaug 70 laipsnių Celsijaus. Korpusas aliuminis ir prie pridėtų montavimo varžtelių yra versijos visiems durų storiams. Ir mano minėtas labai svarbus momentas, tai yra šitie varžteliai ir jie dedasi į šitas vietas. Taigi priklausomai, kur yra jūsų durų rankena, šitoj ar šitoj pusėje, atitraukiam tarpinę ir čia į priešingą skylutę nuo rankenos, tai rankena čia, skylutė čia, sukasi šis dalykas. Lygiai tą patį padarom ir su išorinė durų rankena, rankena čia, varžtelis sukasi į priešingą pusę. Tokiu būdu, atidarius duris, rankena neliks nuspausta, o sugrįš atgal į viršų. Taip pat dar vienas labai svarbus momentas, montuojant durų rankeną, yra išorinės dalies montavimas. Jeigu durų spyna neveikia tinkamai, ši dalis sukiojasi 90 laipsnių nepriklausomai nuo rankenos. Jeigu iš išorės įprastai galite atidaryti duris, reiškia, sumontavot blogai. Stačiakampį dalyką įstačius į šį griovelį, rankena neturėtų jo pasukti, todėl jį pasukam 90 laipsnių, statom dar kartą ir rankeną lenkiant žemyn, strypelis turi nejudėti. Taigi labai greitai persikelkim į mano namus, kur dar šiek tiek statybos, bet parodysiu, kaip veikia durų spyna. Taip pat pati rankena. Keliant į viršų įjungiu užraktą, spaudžiant žemyn, laukinė dalis turi nieko nedaryti ir nenuspaust. Iš vietinės dalies spaudžiant viskas veikia normaliai. Ir dar vienas smagus dalykas, ką jis visas turi, tai automatizavimas. Ir šiuo atveju aš namuose turiu S-Vis apsaugos centralę, todėl ir kadangi apsaugos centralė yra antram aukšte, todėl aš esu padaręs, kai durys atsidaro, arba kai kažkas paskambina, automatiškai suveikia apsaugos centralės garsinis pranešimas. Tokiu būdu, net būdamas antrame aukšte, galiu girdėti, kai kažkas skambina į duris arba pro jas įeina. Galima su skambučiu paskambinti, galima pridėti kortelę arba palietus ekraną, galima jungti klaviatūrą, kur galima susivesti savo kodą. Jeigu suvedam 6 skaitmenų kodą neteisingai, rodo, kad suvestas neteisingai. Jeigu kodą suvedam teisingą, durys atsirakina ir tada spynas suveikia. Lygiai taip pat duris galima atidaryti su piršto antspaudu. Ir su magnetinė kortelė. Ir šiaip pats pirštų nuskaitimo mechanizmas veikia tikrai neblogai. Priėjus dažniausiai iš pirmo karto nuskaito. Taigi, apibendrinkim. Taigi pati išmani durų spyna turi begalę skirtingų funkcijų, beveik viskuo lenkia paprastą mechaninę spyną. Jau net nekalbu apie patogumą mano nepaminėtų laikinų slaptažodžių, kas irgi gali būti naudinga, jeigu jūs turit kokį nors nuomojamą būstą ar kokią nors kitą vietą, kur reikia laikinų slaptažodžių ir kažkas galėtų įeiti vieną kartą. Pats rankenos montavimas yra super paprastas. Jeigu aš neturėdamas jokių įgūdžių sugebėjau ją sumontuoti, tai manau tą padaryti gali praktiškai bet kas. Taip pat rankenos dydis vieniems galėtų atrodyti kaip minusas. Aš sakyčiau, kad visai neblogas pliusas, kad ji yra pakankamai didelė. Tai reiškia, kad gali tikti bet kokioms durims ir pakeisti iš esmės bet kokias prieš tai buvusias rankenas. Vienintelis turbūt trūkumas, kurį pastebėjau, tai pridėtas stačiakampis strypelis yra tik tai apie 6 cm ilgio, kas reiškia, kad jeigu nori čia rankeną sumontuoti ant storesnių durų, pavyzdžiui, 7 cm ar dar storesnių durų, jums reikės atskirai įsigyti ilgesnį strypelį. Arba kaip aš dariau, tai panaudojau strypelį esantį senose duryse, kas irgi suveikia.
Išmanios rankenos pridėjimas prie mobilios programėlės yra super paprastas, lygiai taip pat kaip ir visų kitų EasyViz įrenginių. Viską paprasta padaryti telefone, tiesiog skenuojam QR kodą esantį ant rankenos, viską sujungiam, įdedam baterijas ir viskas labai paprastai prisideda į mobilę programėlę. O pačią spyną jau naudoju geras 3 savaitės ir kaip matot, baterijos dar yra 94%. Tai visą šitą informaciją galima matyti mobilioje programėlėje. Taip pat labai smagu, kad galima matyti visus įvykius, galima matyti, kuris vartotojas kuriuo metu atidaro duris arba skambina į jas. Ir vienas gan svarbus pasirinkimas, kurio pamiršau paminėti, tai įėjus į privatumo nustatymus galim matyti trial and error locking. Čia yra toks režimas, kad jeigu kažkas bando atidaryti duris ir 5 kartus 5 minučių bėgyje to padaryti nepavyksta, rankena kaip ir užsiblokuoja ir 3 minutės jos nepavyksta atrakinti su jokiu pridėtų būdu. Tai smagu, kad šią funkciją galima išjungti ir pavyzdžiui, jeigu jūsų pirštas bus nešvarus ir piršto net pažins pirmus, sakykime, 5 kartus, tai visgi galėsit įeiti į vidų. Na, žinoma, turim audio nustatymus, galim pasirinkti durų skambučio garsą, galim pasirinkti užrakto garsus ir kitus garsus. Paspaudę Share Device taip pat galime šiuo įrenginiu pasidalinti su kitais EasyViz programėlės vartotojais. Tai manau tokia trumpa DL05 išmaniosios durų rankenos apžvalga. Jeigu ši apžvalga jums buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti piršto į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisit pačių naujausių EasyViz produktų apžvalgų. Nepamirškite, kad visiems EasyViz produktams taikoma net 3 metų garantija ir nemokama sekančios dienos pristatymas, tai kviečiu išbandyti šiuos produktus. Pats namuose turiu išmanią durų rankeną, apsaugos sistemą, kelias kameras ir galiu pasakyti, kad viskas veikia super gerai. Tai šiam kartui manau tiek. Visus šios produktus galite įsigyti easyvizlife.lt. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.